Aš noriu pagaminti smuiką, naudodamas naujas medžiagas ir technologiją. 3D spausdinimas – tai medžiagos sluoksnių uždėjimas ant vis kitos sluoksnio, sukuriant trimačio objekto 3D modelį. Galima naudoti įvairias medžiagas – plastiką, metalą ir keramiką. Čia naudojama rašalinio spausdinimo technologija. Skersai slenka rašalinio spausdinimo galvutės, kurios purškia skystus polimerus. Spausdinant juos iš karto veikia ultravioletinė šviesa ir tuomet jie nedelsiant konservuojami ir sukietėja. Lydyto nusėdimo modeliavimo prietaisai naudoja ekstruzinius karštus siūlelius, jie ima polimero siūlelį, taigi polimero vielą, išlydo ir išpurškia ją. Pagrindinis pranašumas yra tai, kad skirtingiam produktam nereikalingas liejinys, tiesiog galima spausdinti juos pagal duomenis. Taigi galite paruošti projektą ir jį įspausdinti, o jei norite jį pakeisti, galite pakeisti ir vėl įspausdinti. Svarbiausia – projektavimo, proceso ir tinkamos medžiagos triumviratas. Sujungę visus tris, galėsite padaryti nuostabių dalykų. Į struktūrą galima įdėti vidinę lengvą kitą struktūrą. Negalima jos pagaminti, negalima jos išgauti iš neapdorotos medžiagos ar išlieti, negalima jos padaryti naudojant prietaisus, ji yra struktūros viduje. Tai aerokosminė rinka, automobilių sporto ir medicinos rinka. Tai tikrai turi didelį poveikį. Tai didelis iššūkis, naudojant naują medžiagą. Nes manau, kad smuiko tonas labai priklauso nuo medžio. Stengtis pagauti toną, kuriuo žavisi žmonės, bus didelis iššūkis. Taigi mes neturime medžiagų paletės, kuri yra prieinama visiems kitiems gamybos procesams. Iš dalies dėl to, kad sistemos naudojamos tik apie 20 metų. Jei turėtume sistemą galinčią naudoti keletą medžiagų, galėtume sudėti kelias medžiagas ir išgauti papildomą stiprumą, papildomą kietumą, įvairias akustinės savybės, jei žinotume, kaip veiks akustika. Taigi, čia yra mūsų medžiagų laboratorija. Matote daug rašalinio spausdinimo tipo prietaisų, kuriuos naudojame kurdami naujus rašalus naujoms medžiagoms, naujiems polimerams ir laidžioms medžiagoms, bei biologinėms medžiagoms. Taigi, Gregai, ar manote, kad greitai šie prietaisai bus mūsų namuose? Žemesnių kaštų technologijos jau naudojamos namuose. Tik jų dydis ribotas, tačiau nereikės ilgai laukti, kol jos bus didesnio formato. Taigi, pavyzdžiui, šis kainuoja 100 000 eurų, o namuose naudojamos sistemos kainuoja mažiau nei 1000 eurų. Puikiausia 3D spausdinimo savybė yra ta, kad jūsų neriboja technologija. Tai, ką galima įspausdinti, riboja tik jūsų vaizduotė. Taigi galime suprojektuoti bet ką ir dabar jau galime tai realizuoti. Galima spausdinti bet kur. Nebebūtina vykti į gamyklą, ką nors pagaminti. Galite tai pagaminti savo miegamajame, galite tai pagaminti ir mėnulyje ar erdvėlaivyje, kur tik norite.